Sveiki, čia aš ūkininkas. Aivaras, šiandien bus pjūklo apžvalga. Tai vakar pjovėjau malkas, aš pjovau malkas su tėčiu, tai tiek supjovėm, šiandien gaisim visą šitą susipjausim. Ir parodysiu, kokiu mes pjūklų pjaunam. Tai turim Denzel, kažkoks, nežinau, kaip čia, vokiškas. Denzel pjūklas, žiauriai 3 kW. Jo, 3 kW vačiavo. Čia už šitą, šitą štyną uždėta nuo Husqvarnos, bet jis turėjo originalią štyną, originalią grandinę, tai mes tiesiog uždėjom Husqvarnos štyną. Dėl to, nes ana labai didelį štyną, didelį, 5 cm, už tą mažesnį, tai tiesiog perdėjau šitą ant šitos. Ir žiauriai daug ryja benzino jisai, žiauriai daug. Tai paprastas pjūklas, žiauriai geras, labai sunkus. Vakar pjovau, tai labai sunkus pjūklas. Toksai Denzel, žiauriai. Bet sakau, sunkus variklis čia Čia yra metaliniai dalykai, o ant Husqvarnos yra plasmasiniai, tai kas yra gerai. Bet aišku, šitas už 7-3 eurus. Ai, kišenų turi. Ir čia, aiškiai, čia nėra guolių, čia viskas ant jūrių stovi, nes šitas pjūklas, toksai, nežinau, galim sakyti, kaip vienkartinis, kai mes vadinam jį. Bet paskui pasižiūrėjom, tu žiauriai irgi geras. Tai irgi geras, sakau, 3 kW. Denzel vokiškas. Čia kaip prisipilį benzino turi užsijungti, užsipumpuoti ir paskui pjauni. Tai aš vakar irgi pjovau, labai geras buvo. Tai sakau, Husqvarnos štyna. Aiškiai, ana tai biškai kažkur reikia. Čia turėtų būti ir grandinė uždėta Husqvarnos. Stabdis. Ir čia duslintuvas eina per čia, išmeta viską. Variklis, sakau, tai jau tai žiauriai sunkus, bet tai eina, jūs pamatytut. Vakar pjovom, tai parodyčiau, kaip eina, bet nefilmavau. Jeigu rasiu tą štyną originalią to Denzelio, tai parodyčiau, bet tai nežinau, kur aš ją padėjau. Tai vakarė čia kažkur dėjau, ne, aš ir neatsimenu, kur padėjau. Kažkur dėjau, ne, aš į merą. Nežinau, ką čia mes. Aiškiai, mes turėjom Husqvarną, ten toksai pjūklas ir žiauriai, senas gal 1985 metų. Ne, meluoju. Gal 1995 metų. Nu, žinokit, nerandu, nežinau. Tai turėjom tą Husqvarną, bet nesigelbėti, tie iš sen nusipirko. Tai nesikeiksiu, kur ta štyna. Šimpodačių, jūs dar tokios štynos niekad gyvenime nebūsit matę. Sakau, 50 cm ilgio, pusė metro. Tai blemba, kurvai. Nu, karočią, tai anas pjūklas Husqvarnos sugadau, tai iš ten nusipirko, galvoja, ai, kiek čia man jau reikia, bet pasirodo, žinau, kad geras eina, tai kad guoliai. Ir guoliai viskas ant įvodų stovi. Nu, šitas vienkartinis, kaip sakom. Tai bandysiu susirasti. Ne. Nu, žinokit, nežinau, kur ta štyna dingo, jeigu gal tai paklaustų, kur padėjęs, kad galėčiau jam parodyti. Nieko nerandu. Nežinau. Nieko, nu, žodžiu, kitam gal video bus. Nu, tai kaip sakoma, mažiau kalbų, daugiau darbų. Tai šiandien irgi eisiu pjauti, gal ir nufilmuosim, gal kaip pjaunu malkas. Nes dabar gyvulius pasišerti ir video kelt. Geras. Tai kas yra blogai. Nes šitą kaip nuspaudė, nes turi šitą nuspausti, paskui šitą. Ir labai tas dalykas, kad jis mažai yra, taip mažai turi įspausti. Jeigu būtų jis daugiau atsilošęs ir būtų geriau įspausti, dabar, pavyzdžiui, taip nemalkas, kartais jis tau nenusispaudžia, kaip man vakar. Man vakar ten irgi daug kartų nusispaudžia, nes turi, aš taip pripratęs ant tos Husqvarnos, ten ir toksai didesnis atsilenkimas, toksai didesnis. Ir aš kai mažai, tipo daug nuspaudžiu, taip, mažai nuspaudžiu, o čia reikia daug įspausti. Ir tada tai spaus gali nes jeigu šitas neveikia, jeigu šito nenuspaudė. Tai tas irgi žiauriai šūdinai padarytas. Bakelis kiek čia net litro. Kiek čia telpa, net litras netelpa. Stabdis viskas veikia. Tai jis toksai kaip guminis, sakau. 3 kW, bet tai galingas, tai jezu. 113 dB. Nežinau, ką tai reiškia 113 dB. Palaukit. Nelabai matyti per rankeną. O čia kažkur 113 dB.
Bet tai sakau, geras, uždėjom štyną kitesnį, va, Husqvarna štyną, brandinį gerą. Ir šitas va visas va, tas va, čia va galima ten biškį giliau matyti, bet jūs nematys, kad ten stovi viskas ant jūrių, va, čia galima matyti. Duslintos, bet tai žinau, kad kriukia tai jis labai garsiai, labai garsiai. Nu tai va, apraudžiau pjūklą, su kuriuo pjaunu malkas. Bet tai dar galvoju, anas užtrukį, tai galėtum, kad 2 pjūklais, žinot, pjaut, aišku, lengviau. Bet tai kas čia liko? Liko, čia pjaut, čia visą ką aš prinešęs. Ten anas galas, tai šiandien tai sakė, pjausim, kiek tai galim, tai šiandien galim nufilmuosim, nes turėsiu laiko. Galvoju, dabar jau nufilmuosiu. Ai, tai ką dar vakar dariau, ką vakar dariau, tai tvartą susitvarkiau, ten ką reikėjo normaliai. Malkas pjovėm, grūdus pasiaukininką valym, tai yra malym. Tai karočiui darba buvo, tai gerai. Viskas, einu šertis gyvulius. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit subscribinti ir laikit. Ir kas ne. Ir žodžiu, jo. Ir susitiksim kitam video, nežinau kas bus, nes dabar dar daug apsikrovęs. Tai žodžiu, ate susitiksim kitą kartą.